Sumontuokime kartu Mio vaizdo reguliatorių motociklui. Šio modelio pakuotėje rasite viską, ko reikia montavimui – 2 kameras, valdymo bloką, mygtukus ir visus reikalingus laidus. Nusiardom šiek tiek motociklo dalių, kad galėtume tvarkingai paslėpti laidus. Rekomenduojame juos papildomai izoliuoti gofruotame vamzdyje, taip ne tik juos apsaugant, bet ir palengvinant laidų pravedimo procesą. Šiuo atveju priekinę kamerą montuojame po žibintu, tačiau jos vietą reikėtų derinti pagal savo motociklo modelį. Svarbu, kad motociklo konstrukcijos neuždengtų kameros ir viskas matytųsi aiškiai. Maitinimą prijungiam nuo akumuliatoriaus ir saugiklių bloko, kad užtikrintume veikimą ir parkavimo režime. Sujungiam visus likusius laidus ir pagrindinį bloką paslėpiame po sėdynę arba daiktadėžėje. Šiuo atveju montavome po sėdynę, įsistatę lyg čia buvęs. Valdymo mygtukus tvirtiname prie vairo. Svarbu atkreipti dėmesį, kad laidas nebūtų per ilgas ir niekur nekliūtų darant posūkį. Galinę kamerą montuojame virš numerio, po bagažine ar ant sparno. Tiek priekinė, tiek galinė kameros sukiojasi, tad galite keisti filmavimo kryptį ir klijuoti bet kur. Testuojam, ar viskas veikia. Jeigu veikia, pasiplojam sau, sudedam visas dalis bei varžtelius į vietas ir leidžiamės į kelionę.